Gerbiami vadai, sveiki delegatai, sveiki kolegos ir susirinkimo suvažiavimo svečiai. Kaip minėjo pirmininkas, kaip minėjo ir sąjungos pirmininkas, ir susirinkimo pirmininkas, yra tokia organizacija, apie kurią diskutavote jūs ir savo rate. Ir labai dažnai kyla klausimas, kas tai per organizacija, ką jinai veikia, kaip veikia ir kodėl veikia. Tai gal pradėkime nuo tokios labai elementarios statistikos, ne? Susikūrė jinai 99 metų kovo 9 dieną Vilniuje, Viršuliškių 36. Manau, šitas adresas, na jau kam, bet Vilniečiai tikrai girdėtas ne vieną kartą, ne? Va, susikūrė 99 metų balandžio mėnesį, tuometinis krašto apsaugos viceministras Jonas Kronkaitis jau iš karto suteikė įgaliojimus, nes per mėnesį laiko jau jinai prasisuko pakankamai šitą organizaciją. Tuo pačiu metu, gegužės 21, organizacija buvo pristatyta užsienio šalių kariniams atašė. Žiūrint tuos vėlgi visus veiksmus, vienas laukia, kaip sakoma, ne karys. Ir jūs kaip kurie jungiatės į vieną struktūrą, ne? Rezervistai jungiasi į vieną struktūrą. Lygiai taip pat ir valstybinės struktūros jungiasi į tarptautinės struktūras. Tarptautinė struktūra tai būtų NATO šalių rezervo karininkų organizacija. Jie, aišku, jungiasi ir Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacija. 2000-aisiais buvome priimti asocijuoto nario teisėmis. Po tam tikro laiko, 2004, kai tik Lietuva tapo NATO nare, mes tapome pilnateisiai šitos organizacijos nariais. Na, turbūt pavardė pulkininkas leitenantas Gliauda tikrai visiems girdėta, ne? Pirmasis organizacijos vadovas, atidavęs labai daug laiko, labai daug energijos, kad organizacija atsirastų, kad organizacija užaugtų, kad jinai veiktų. Kalbant apie sakykime, tuometinius krašto apsaugos sistemos santykius ir rezervo santykius ir dabartinius, tai aš pasinaudosiu progą, sukaupsiu visą įžūlumą ir labai paprašysiu, kad mūsų kariuomenės vadas, gerbiamas generolas, radęs laiko, o tikrai tikiuosi ras, parašytų lygiai tokį patį raštą, kokį kažkada 99 metais parašė tuometinis kariuomenės vadas, generolas Jonas Kronkaitis. Gink Dieve, nenoriu pasakyti, kad santykiai su kariuomenė yra blogi. Ką tik vyko susitikimas su Alytaus įgulos vadais. Labai nesenai balandžio mėnesį vyko susitikimas su Klaipėdos įgulos karinių dalinių vadais. Mes labai džiaugiamės tuo bendravimu ir bendradarbiavimu, bet mes norėtume dar tokio, kaip aš sakau, didesnio aktyvumo šitame reikale. Kalbant apie tai, ką mes planuojame veikti, tai gal net visko neskaitysiu. Čia, manau, galima greitai akimis permesti, nes didžiausias turbūt klausimas šiai akimirkai tai yra, ką mes nuveikėm per tuos metus, ne? Nuo, sakykime, to pirmojo pasirašymo memorandumo, kuris buvo 2024, paskui 25 balandį. Tai suformuota strategija, suformuotos misijos, vizijos, čia pulkininkai Dudavičius ir Dabkus labai stengiasi, labai to daro ir jiems labai neblogai sekėsi, numatyti veiklos tikslai, numatytos priemonės, pastoviai nuolatos ir sistemingai vyksta susitikimai su krašto apsaugos sistemos vadovybė, kaip ir minėjo vėlgi pirmininkas, su krašto apsaugos viceministru, tai kiekvieną ketvirtį. O kartais gaunasi dar ir šiek tiek dažniau. Dabar gerai. Kalbant apie organizaciją, kas jie sudaro, kiek ten ko yra ir kaip viskas vyksta. Tai kaip aš kartais juokiuosi, iš istorijos paraščių rezervų karių asociacijų buvo ištraukta į dienos šviesą, taip tiesiai šviesiai gal pasakysiu, nors gal ir ne visai mandagiai, tai turėjome 8 skyrius, per tuos metus laiko atsikūrė dar, matote pažymėti žaliom raidėm, ar ne, Šiauliai ir Utena. Kaip vėlgi jau visi girdėjote, vyko memorandumo pasirašymas.
vyko memorandumo pasirašymas, nes bandome sujungti į vieną krūvą, į vieną kumštį visas organizacijas susijusias su kariuomenės rezervu. Turbūt pasaka apie tai, kaip ten pasakojo, kaip laužyti šluotą, visiems teko girdėti. Ar teisybė? Po vieną virbą sulaužysim bet ką. Bet kai iš tų virbų surišite šluotą, tai turbūt tos šluotos perlaužti neis. Lygiai tas pats principas, lygiai tas pats darbas. Tai bent jau turėtų būti, bent jau aš taip įsivaizduoju. Grįžtam atgal. Trupučiu čia kažkaip per greitai. Jeigu galima, aš pabandysiu pats. Nu ir kalbant apie memorandumą. Tai vėlgi, pasirašė memorandumą, jeigu teisingai atsimenu, ar 8 organizacijos, 7, meluoju. Iš jų iš karto prisijungė 3, atsargos karininkų Vilniaus skyrius, prisijungė Tauragės apskrities laisvės gynėjų asociacija, tai čia tie patys pirmieji, dar pernai. Šiemet prie rezervo karių asociacijos prisijungė Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjunga, kapitonas ponas Gulbinas, ne? Ir prisijungė Lietuvos kariuomenės sužeistų karių klubas, fondas, nes irgi ilgai galvojo, mąstė ir galutinis rezultatas, tas sprendimas buvo toksai, mes sako, matome, ką mes galime padaryti gero Lietuvos tautai, valstybei ir kariuomeniai. Ir be jokių diskusijų, o štabo seržantas Kolbinas sutvarkė popierius ir jie suvažiavę tapo mūsų nariais. Liūdna pripažinti, bet iš tų organizacijų, kurios pasirašė memorandumą, kad įsipareigojo ginti, jungtis ir daryti, mes iki šiol dar turime 3, kurios neprisijungė ir viena iš jūsų tai yra Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus skyrius. Ne? Na bet aišku, čia kaip aš sakau, tai yra kiekvienos organizacijos teisė. Jungtis arba ne. Kodėl tą bandome daryti, kodėl apie tai šnekam, aš jau ką tik pasakojau. Aš manau, kad jeigu mes būsime kaip kumštis, mes būsime jėga. Kalbant apie pačią organizaciją, apie rezervų karių asociaciją, nekalbant apie skėtinės, tai vėlgi klausimas, ką ta organizacija nuveikė per tuos metus, ar ne? Nes praktiškai toksai intensyvus laikotarpis tai buvo praeiti metai. Ir pirmas veiksmas, atkūrėme savo tinklapį, ko nebuvo labai ilgai ir labai senai. Atsirado mūsų Facebooko paskyra. Na tiesa, yra tekę, kalbant apie Facebooko paskyrą, yra tekę girdėti, kad sako, bet kuri OnlyFans mergiotė turi daugiau sekėjų negu jūs. Pilnai priimu šitą pastabą, bet OnlyFans turbūt visiškai kitas rytis, taip? Kalbant apie mus ir apie jas. Bandome daryti šiuolaikiškai. Ir jeigu dar yra bent vienas iš čia esančių nepalaikinęs kariuomenės rezervo Facebooko paskyros, labai kviečiu įsitraukti telefoną, greitai nusifotografuoti, prisijungti prie mūsų paskyros ir tada žinosite visas naujienas, kas vyksta, kaip vyksta, kodėl vyksta. Na tokie dar iš šių šviežesnių naujienų, tai šiemet paleidome savo fotoalbumų paskyrą, Flickr, ko dar irgi nebuvo, bet po biškį bandom judėti. Pati paskutinė naujiena, tai prieš pat suvažiavimą, balandžio vidury, paleidome savo naujienlaiškių sistemą. Jinai dar stringa, bet įsuksiu. Kaip įsukau visą šitą, įsuksiu ir naujienlaiškių sistemą. Sėkmingai pakeitėme nario pažymėjimus, kurie galiojo 25 metus. Padarėme šiuolaikinius, kompaktiškesnius, manau, gražesnius, patogesnius ir tuo pačiu, kaip aš sakau, susiinventorizavome, ką mes turime iš tikrų gyvų organizacijos narių. Sėkmingai šią akimirką dirbame toje srityje, kalbant apie apdovanojimus ir sakykime, pagarbos ženklus rezervo karių asociacijos nariams ir prisijungusioms organizacijoms. Aš truputėlį prie kolekcijų, prie ženklų įvairių ir kiek teko domėtis, praktiškai visos rezervo organizacijos, visi jie turi savo 5 metų tarnybos ženklą, atminimo turi 10 metų, 15, kai kurie netgi 20 ir dar, 2 valstybės pasaulyje turi 25 metų ženklus. Kam jos teikia, aš nelabai įsivaizduoju, bet tokių dalykų būna. Tai lygiai toj pačioj srity dirbame ir mes. Kalbėti apie socialinę paramą, laipsnius, dar kažką turbūt aš nebepradėsiu,
Nes viską labai sėkmingai pasakė pirmininkas, kad viso tai vyksta. Pulkininkas Arūnas Dudavičius turbūt jau sutrynė ne vieną batų porą, vaikščiodamas po ministeriją. Vat ir manau, visą tai irgi įsigyvendins, visą tai bus. Kalbant apie jungimas prie rezervo karių skėtinės organizacijos, tai kiekvienam iš jūsų aš norėčiau priminti antrojo Raudonojo Maro atėjimą į Lietuvą. 44. Neįsitempskite tiek. Nesiskubėkite. Aš greitai. Kažkada mūsų antrojo savanorių karta visi bandė kovoti po vieną. Kiek laiko truko, kol galų gale pavyko suformuoti centralizuotą struktūrą. Dabar pagalvokite apie tą patį ir jūs. Šiaip mes gyvename tokiame labai, na švelniai tariant, įdomiam laikotarpyje. Ir mes turime būti visi krūvoj. Kokį sprendimą priimsite jūs, tai jau teisė jūsų. O dabar dėkoju už dėmesį. Turim klausimą. Kiek mokestis nario, pasakykite dabar, aš matau jau, kadangi prisijungėjau, medalius galite gaminti už tai. Ir antras dalykas, kiek yra narių. Jūs matėt mūsų Lietuvos kariuomenės turėjo savanorių narių, kiek dabar jūs? Ir kodėl jūs norit būti galva kažkokia tai? Čia ne, palauk. Šiai dienai paskutinių tikslių visai milimetrų skaičių nepasakysiu, bet jeigu teisingai pamenu, 456. Šiai dienai. 456. Tai čia kai tik prisijungė Laisvės armija ir prisijungė sužeistų karių fondas. Apie medalius. Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjungai jungtis, kai jų mūsų yra trigubai daugiau negu tą, tai atvirkščiai reikėtų turbūt. Gal jūs jungitės prie mūsų? Ne, gerai, kiek mokestis? Jungimosi klausimai buvo diskutuojami turbūt metus laiko. Metus laiko, kas prie ko jungsis, kaip viskas vyks, buvo diskutuojami ministerijų koridoriuose, grubiai metus laiko. Manau, šitoj vietoj tie klausimai išspręsti ir gal mes jų nebegražinkime į ministerijos. Teisingai spręsti, už tai nenori jungtis. Kadangi tuos sprendimus, kas prie ko jungsis, priėmiau ne aš, tai atsakomybės irgi prisijimti nenorėčiau. O kas liečia medalius, kas liečia ženklus, gal neteisingai supratot, jie yra kuriami. Gerai, aš klausiu, kur mokestis koks yra? Nesakė, stojimas. Stojamasis yra 200 eurų, metinis 100 eurų. Organizacija. 12 eurų organizacija. Ar tai tikrai yra dideli pinigai? Organizacijai, kuri kiek minėjote, 500 žmonių? Ne, jūsų organizacija 500. Ir mes kalbame apie 100 eurų metams. Ir tai yra Pabandykit pasidalinti. Taip. Nuo sukūrimo dienos jie yra juridinis asmuo. Nes turbūt jeigu būtų ne juridinis, tai tikrai nei tuometinis kariuomenės vadas nebūtų su mumis šnekėjęs, tiksliau su tais, kurie tuo metu buvo, ne? Ir dabar turbūt su mumis nelabai kas kalbėtų. Jeigu tai būtų šiaip tokia neformali organizacija. Tai jūs pasakykit, kad nepraranda savarankiškumo prisijungusi organizacija, turit savo įstatymą, savo įstatus ir niekas jūsų nedraudžia dirbti pagal jos prisijungus. Čia tik tai dėl gynybos yra bendradarbiavimas. Ir mokesčių sumokėjimo, kur buvo skolingi, kiek tai Europos Sąjungoje šitam, kad iš kariuomenės gavo pinigus. Išspręsti tie klausimai yra su visom skolom Cioras. Cioras padarė, kaip aš sakau, akciją. Mes esame senesnė organizacija ir mes nesiruošiam jungtis. Vilniaus skyrius jau diskutavo apie tai. Viskas gerai. Aš nieko prieš. Aš tik turiu teisę pasakyti savo nuomonę. Jūs turite teisę savo nuomonę. Mes turbūt dėl to tikrai nepulsime muštis. Ne. Bet kadangi jo proga pasitaikė, tai bandoma... Ačiū, Artūrai. Reiškia tokia čia, kaip sakysim, šiek tiek metais pavėlavom, bet reiškia tokia, bet dabar nepasakysim taip, kad informacijos nebuvo. Taškas. Gerai, dėkui. Gerai. Dėkui visiems. Tai